metas sudėlios visus taškus ant į arba suvest sąskaitas. Sąskaitas ir užbraukt ir ant čia dar taip. Ir užbraukt brūkšnį ties šiais metais. O tai kodėl nesakai, kad reikia uždėti ten tokius lentus kablinius ant nosinės į nosį? Reikia taškelius ant jie sudėti visus. Tai va. Tai ponė miela, kad jau tokia mandra esat, pristatykit šios dienos. Gandras esu. Tema jo, net gandrai visi išskris pasiklausę tavęs, jeigu bent vienas dar buvo Lietuvoj. Nu, vaikai gimsta, reiškia yra. Nu, matot, nedaug dar gyvenime mačius, tai Ne, kad gandras atneša. O tai kas? Nu, tam tikras gandras, aišku. Taip. Gerai, grįžtam prie šios dienos temos. Tikrai ne apie trututų kalbėsim šiandien. Ne. Nors ką gali žinoti. Gal čia jau viskas nuo jūsų priklausomai. Čia, kaip sakant, yra mažas žingsnelis ir jau esi lovai. Nu, ta prasme, kalbant radijo ekrane, bet kokia tema. Mums taip nutinka kažkaip tai. Bet nieko nepadarysi. Kągi, mėlyjei, šios dienos tema. Mes tiesiog klausim jūsų, koks įsimintiniausias jūsų šių metų įvykis yra. Taip, gal pavyzdžiui, jūs šiais metais, nu, nieks nenusteps iš mano lūpų išgirsti, pavyzdžiui, praradot skaistybę kokią, ne? Nu, galit parašyti. Galbūt. Bet gal, pavyzdžiui, jūs šiais metais susitokėt. Atradot gyvenimo meilę. Taip, galbūt jūs šiais metais, pavyzdžiui, išsiskyrėt. Galbūt ir esat laimingas dėl to. Galbūt jūs, pavyzdžiui, šiais metais